Labą dieną, Kavitrina TV žiūrovai. Šiandien pas mus laidoje du Dakaro, šių metų Dakaro ralio dalyviai. Darius Bisevičius, aš gerai pažįstu Darių Bisevičių, tamsa pristatys pats. Rimas Granskas. Rimas Granskas. Tai Darius buvo Vanago ir Vanago komandos, technikas, taip? Taip. O jūs buvot technikas Astanos. Taip, Astanos komandos. Viskas gerai. Mes turim priminti, kad šiemet Dakare dalyvavo nemažas būrys lietuvių, taip, bet to, kad dalyvavo, Vanagas su šturmanu, plus motociklininkas, bet daugiausiai turbūt buvo pas mus technikų lietuvių. Todėl, kad vis dėlto esmuto sport bendrovės žmonių buvo netgi 7. Taip. Tai 3 iš jų prižiūrėjo Vanago automobilį, Latvių konstrukcijos Oskarą, ir Dariaus Bisevičio konstrukcijos automobilį, kuriais važiavo Kazachstano pilotai, tai prižiūrėjo. Mes prižiūrėjome. Jūs prižiūrėjote. Taip, buvo. 4 žmonės. Pagrindiniai. 5 netgi. 5 važiavo su gerais. Irgi trasa važiavo taip pačiai kaip visi Dakaro dalyviai, tik tai sunkvežimiai anglų. Gerai, nežinojau. Čia gera naujiena. Tai mūsų iš vis buvo didelis būrys. Taip. Tada paklausiu tokį pirmą klausimą. Vis dėlto buvo 14 etapų. Pirmiausia klausimas, Dariau, tau bus toks. Pasakyk, vis dėlto, iš 14 tų etapų, čia kaip ėjo taip, turbūt Peru keliais, Čilė ir Argentinos. Ar klystu? Ne, šiek tiek ten buvo sumaišyta, nors rašė Peru, Argentina, Čilė, bet iš tikrųjų tiesaus pravažiavimo iš Peru į Argentiną nėra, tai mes užkabinom dar Čilės. Tai buvo, ėjo Peru, Čilė ir Argentina. Argentina ir vėl Čilė. Argentina ir vėl Čilė. Oficialiai tas nesirašė, bet... Tai buvo, taip aš supratau dabar aiškiau, kad būtų. Buvo Peru, Argentina. Peru, Čilė, Argentina, Čilė. Tai 4, supratau. 14 etapų. Tai gal porą žodžių, pirmiausia, tave noriu paklausti, 14 etapų, mes žinom visi oficialiai, visi čia rašė, kad keletą kartų mažiausiai Vanago ekipažas, vertėsi. Tai ar keletą kartų ar daugiau? Tai keletą, 4. 4 kartus. Iš tiesų pasakykit, po kiekvieno mes suprantam taip, turbūt visi mes suprantam, mes visi vairuojame automobilius, po kiekvieno tokio apsivertimų mechanikams darbo daug. Tai kiek jūs po pirmo apsivertimo iš vis nemiegojot? Pasakykit, prašau. Ne, mes po pirmo apsivertimo nemiegojom parą, po antro dar parą ir po trečio dar parą. Tai ką, išėjo, kad visi iš eilės 3 etapai buvo? Ne, buvo vienam iš tų 3 buvo avarija, tik tai taip be apsivertimo, bet vis tiek už tai reikėjo paros. O paskui dar buvo 2 apsivertimai. Sakykit, o kaip galima ištverti, 24 valandas, ne 24, jums tik naktis duodama? Iš tiesų, kad automobilis vėl... Čia priklauso, kada automobilis grįžo į tą stovyklą, į tą vadinamą bivaką. Nuo to priklauso, kiek tu turi laiko. Jeigu automobilis grįžo vidurdienį, tai tu turi tos dienos pabaigą ir iki kitos dienos ryto, kol jisai turi startuoti ten, sakykime, iki 9-8 valandos. Dar mes matėm nuotrauką to po pagrindinį tokį apsivertimą, kur labai daug buvo informacijos. Tai ten iš automobilio buvo likas tik rėmas. Kaip jūs sugebėjot jau kitam etapui paruošti taip, kad jis atrodė rimtai, kad rodos nieko su juo nebuvo padaryta? Ne, taip automobilis jau neatrodė po pirmo apsivertimo, jis atrodė toks gerokai aplamdytas po pirmo. Bet padarėm tik tai tiek, kad jis važiuotų toliau. O išvaizdos mes padaryti neturėjom iš ko. Taip, mes nebuvom pasiruošę verstis, net vieną kartą nebuvom pasiruošę verstis, nekalbant apie 4. O ką, neplanuojamas, kad taip, jūs kada ruošiamės lenktynėmis, kad lenktynės, nejaugi planuojame, kad lenktynės praeis taip ramiai, kad pilotas važiuos labai atsargiai ir nebus jokių netikėtumų? Planuojamės, bet planuojamės gedimams, planuojamės, kad gali stiklą sudaužyti koks akmuo pasivėjęs, kad vartysis neplanuojam. Ne, neplanuojat. Čia tai buvo, kaip sakyti, netikėtumai. Virš plano buvo čia.
Aha, gerai. Nu, tu dabar Dariau palisėk, paklausim tavo kolegos. Pasakykit, o kaip Dariaus tie sukontroliuoti automobiliai vertėsi taip pat? Ne, mūsų automobiliai važiavo kur kas ramiau. Ten vienas truputį ten sudėtingesnis buvo vairuotojas, tai jis truputį aštriau važiavo. Kitas vairuotojas važiavo tikrai ramiau ir jis pusėje varžybų atvažiavo be jokių rimtesnių gedimų. Ten atvažiuodavo tik tai daleiskim techniniam patikrinimui, kur diagnostikos darbai paprasčiausiai ten eina. Važiuoklės tikrinimas, ten nebuvo rimtesnių problemų, su kuriam teko susidurti paprasčiausiai. Bet aš kaip žinau, tai vienas automobilis kaip ir netęsė varžybų, nebaigė. Taip, buvo ten antroji Dakaro dalis, sakykim, taip, buvo, kuris ten susidūrė su tam tikrom problemom, užlėkė ant akmenų, ten sudaužė automobilį, paprasčiausiai neliko atsarginių detalių, nebuvo kam tinkamai jį paruošti ir jis paskui nesuspėjo į startą, dėl to buvo ir nuimtas. A čia, Dariau, gal ten kokie tai buvo konstrukcijos, buvo, skaitysim taip, minusai? Ne, tai aišku, kitą kartą darysiu guminį automobilį. Nebus minus. Supratau. Noriu paklausyti tokį dalykėlį. Čia va dabar lyginamės, kad Oskaras buvo kaip ir Latvijų konstrukcijos, taip, o Astana važiavo su tavo konstrukcijų automobiliais. Pasakyk, jie savo konstrukciją labai jau stipriai skiriasi ir kurie iš jų, galima pasakyti, buvo patikimesnis tokiems vat raliai kaip Dakaras? Skiriasi stipriai, o aišku, Oskaras patikimesnis, nes jisai jau pagamintas kokie 6 metai ir jisai ištestuotas pilnai, išlindę visos jo silpnos vietos pataisytos ir jis pirmais Dakarais irgi taip pačiai gesdavo, nebaigdavo, o mūsų visai šviežiai pirmos varžybos buvo šitiem automobiliam. Pirmi testai. Razvietka bojom. Tai vat pasakykit tada, vat, kaip jūs įvertinat Dariaus konstrukciją tų automobilių, kaip jau skaitysim, Jeigu aš be fanaro, tai vadinasi gerai. Didelių priekaištų nėra, nieko nėra. Supratau, viskas aišku. Tai atsiprašau, čia trupučiuką reikia garsą išjungti, tai jau maišyti. Tai pasakykite vis dėlto, Dakaras, ko skiriasi, skaitysim, Dakaro ralis nuo kitų, kurie būna ralis, skaitysim, Lietuvoje, Europoje, iš vis pasaulyje, tugi daug apkeliavai, Dariau. Labai ralius. Palakit, o Dakaras tai buvo pirmas ar ne? Ne. Kuris čia buvo tau? Trečias. Trečias Dakaras netgi buvo. Tai pasakyk, nu tada pirmiausia atsakykite tą pirmą klausimą, ko skiriasi Dakaro ralis ir, skaitysim, paprastas ralis, skaitysim, netgi maratonas ir tada palyginsi trupučiuką pirmą, antrą, trečią tavo dalyvavimą Dakare. Tai va čia ir yra maratonas, būtent Dakaras ir yra maratonas, specialiai tam padarytas, kad būtų ypatingai sunku. O visi kiti raliai yra ne maratonai, tu, sakykime, net tie dykumų raliai, kur tu važiuoji, tai ten sulyginimui čia yra 2 savaitės, ten yra savaitė. Ten tu gyveni, tavo ta stovykla bivakas vienoje vietoje, tau nereikia niekur blaškytis, gali viešbutį gyventi šalia ten to bivako, kažkur ten 20-30 km pravažiavęs. Nėra problemų, o čia tu negali viešbučiuose gyventi, nes tu paprasčiausiai, aišku, dar Pietų Amerikoje dar iš bėdos galima kažkaip išlaviruoti ir ten pabėgti nuo to, kažkur susirasti viešbutį, ten 50 km spindulių, nes vis tiek civilizacija. Bet ten, kur tas Dakaras buvo originaliai atsiradęs Afrikoje, ten nėra viešbučių. Ten tik tai stovyklo ir gyveni. O jeigu palyginti pagal pirmas, antras, trečias Dakaras, pagal darbo įtempimas, kas šitas buvo pikčiausias. Ja. Pikčiausias, tai ką daugiausiai buvo tokių neplanuotų darbų. Neplanuotų buvo daug labai, taip? Kaip susitvarkėt, kaip bendrai? Nu tai finišas rodo. Sako taip, jeigu automobilis pasiekė finišą, išeina, mechanikai dirbo gerai. Taip. Supratau. O jums koks šitas ralis buvo? Man buvo pirmas šitas ralis. Iš tikrųjų, Darius pakvietė iš tą ralį. Ten supratimo, kaip sakyti, žalio aš apie jį iš vis neturėjau. Dabar jau turiu turbūt, jau patirtis vis tiek tokia įgyta šiokia tokia. Sunku daugiausiai. Šiaip su techniniam problemom viskus susitvarkom, sunkiausia save įveikti. Nemiga. Nemiegojimas. Kaip jūs kovojot, pasakykit su šitą nemigą? Kokiu būdu? Įvairiai. Vienas šį kolega sakė, aš už vairo sėdžiu, kad neužmigtau, tai obuolius valgau, sako, kol valgau, tol nemiegu, kitas ten, įvairiai, vienu žodžiu. Sustoji, pasivaikščiai, pasižiūri.
pasikeisdami, pamiegam kažkiek tai laiko. Jau pabaigo net pradėjom juokauti, jeigu miegi daugiau kaip 3 valandas, tai persimiegi, skaitau. Čia, ką jūs noriu pasakyti, kad jūs taip pat ir jūsų brigadai teko nemiegoti, skaitysim, kaip jiems paparom? Mums lengviau buvo mūsų, bet tekdavo į parą 2-3 valandos. Maksimaliai miego. A tai vis dėlto, jeigu automobilis atvažiuoja, skaitysim, į parką, po to normalus, vis dėlto jį reikia, kol visą peržiūrėsi, kol kiekvieną kartą reikia, etapą ruošti reikėjo. Tai faktas. Tai ką, išrinkdavot? Ar ką darot? Išrenkat visiškai? Ne, ar visiškai neišrinkinėjai, bet yra kažkiek ten tos standartinės procedūros, kurios turi būti padarytos ir viskas. Pradedant nuo paprastų kaip tepalų keitimai ir baigiant ten stabdžių keitimais. Tas, kas normaliai dyla, nes kilometrų tai labai daug. Jūs norite pasakyti, kad po kiekvieno etapo stabdžiai keičiami? Ne, stabdžiai nebūtinai po kiekvieno, tepalai, sakykime, po kiekvieno keičiami. Ten, yra daug standartinių darbų, kurių nėra taip, kad nors kurį vakarą gali nieko neveikti. Tokio nėra. Kad net jeigu automobilis pravažiavo be jokių problemų, vis tiek yra atitinkami darbai, kurie turi būti padaryti. Prašau. Tai vis tiek detaliai apžiūrint, ten įtrūkimą kažkokį randi kažkas, tai vėl tokių nenumatytų, neįskaitytų darbų ir tenka juos padaryti, spręstas visas problemas už tai. Štai ir tas laikas atrodo, taip, nieko nesupranti, jau sutemo, pasižiūri 3 valandos nakties. Bet tai net ir numatyti, jis atvažiavo visas pilnas smėlio, tau jį reikia išpūsti, išvalyti, pakeisti vandenius geriamus, ten supilti, kad jie neužtrokštų kitame etape. Tai jūs pilnai ruošiat, kas jis taip jau pilotas Pilotas išlipo iš mašinos ir nuėjo miegoti. Jis nerūpinasi savo vandeniu? Ne, dažniausiai ne. Supratau. Arba rūpinasi tada, kai mes jau nebespėjam pasirūpinti, tai tada. A jūs šiemet šitam Dakare spėdavot viską? Mes kartais ne. Tų standartinių darbų kartais tekdavo praleisti. Praleisti, bet... Tam, kad dėl to, kad ta mašina judėtų, tai reikėdavo kažką tai paaukoti. Bet jeigu jinai baigė, tai išeina, kad... Aukojom tą, ką reikia. Ta, ką reikia, supratau. Teisingai prioritetų susidėliojo. Šitą sakyit, aš tavo kolegą noriu paklausti. Tam, kad brigada dirbtų, skaitysim taip, sklandžiai, tai turbūt reikėjo treniruotis prieš Dakarą, ar nereikia? Ar čia jau, kai visi jūs vienas kitą pažįstat, sakysim, mašina atvažiavo, jis pasižiūrėjau, kad 2 mašinos buvo, tai ką, dviese dirbot prie vienos, dviese prie kitos? Taip, dirbom porom ir paprasčiausiai pasiskirsti darbus, kada porom dirbi, vienas eina tą daryti darbą, kitas tą, ten vienas važiuoklę tikrina, kitas ten tepalus tikrina dar, taip, etapais paprasčiausiai kalbėsi ir dirbi. Iš anksto jau žinot, ką reikia daryti? Nebūtinai iš anksto, ten eigoje viskas sprendžiasi. Jei kažkokius sudėtingesnis klausimus, kur reikia 2-2 žmonių iš karto, tai darai abudu. Jeigu kažkas nereikalauja to, daleiskim, ten pervežimai, važiuoklės, tepalų tikrinimai, tai pasiskirsi, susidės į darbus, tu tą padarai. Yra, daleiskim, atvažiuoja, pasako tau darbų sąrašą, kas yra atsitikę greičio ruože, ten akmenį pataikė dar kažką. Ir blanknotė žymi pas save. tą darbą atlikai, ten savo ruoštų atsiranda kitų ten. Viską rašaisi, nes atsimint paprasčiausiai per tą rutiną turbūt gal ir neįmanoma, kažką vis tik galėtum pamiršti. Dariau, ar jūs domėjotės, kaip jūsų automobiliai važiuoja? Ar neturėjot laiko? Tai faktas, mes atliekdavom greičiau vis tiek negu jie, nes mums kelias geresnis. Ir ten yra bivakė speciali palapinė, kur... Ką reiškia kelias geresnis? Jūs atliekdavot greičiau negu automobiliai. Taip. Supratau, galvoju, kad jūs brigadas anksčiau, viena brigada arčiau. Ir tai būdavo irgi, nes vieni dar laukia savo, kiti išvažiavo anksčiau, ten irgi taip visai būdavo. Bet bivakė yra speciali palapinė, kurioje yra informacija, kurioje yra rezultatai, kurioje yra duomenys, kur ta mašina yra šiuo momentu ir viskas, pasižiūri. Žinai. Tai kada skaitysim, būna taip, aišku, pradžia būna turbūt visada tokia, trupučiuką tokia romantiška, taip, pradeda, važiuojam, o kada jau tas laikas, kada jau tu prasideda jautis pirmas nuovargis jau? Antrą dieną. Man asmeniškai dieną. Tavo antrą dieną aš suprantu, todėl, kad buvo pakankamai rimta avarija, taip?
nu iškartgi buvo avarija, tas ant stogo jis vertėsi, taip, vanagas. Suprantu, o kada jūs pajutėt jau, skaitysim, nuovargį, galima pasakyti, taip. Pirma savaitė būna tokia aklimatizacija, turbūt tas karštis viskas nepakeliama. Antra savaitė viskas ten gerai, nes pripranti turbūt prie tos rutinos, viskas susidėlioja į savo vietas ir net jau kam pabaigoje. Gaila, kad Dakaras baigėsi, sakom, dar nors savaitę mes čia pabūtum. Tai. Linksma. Bet aš girdėjau, Darius jau nenorėjo dar savaitės. Jau sakė, jau viskas jam užteks. Taip susitvarkė viskas, kad viskas klostėsi iš tikrųjų gana gerai, aišku, darbų buvo visokių, tai bet tikrai, kad kita nuotaika. Ne, jam buvo biškai kitokia situacija, mums buvo sudėtingiau šiuo atveju. Pasakykit, o reikia, kokie lygiai turi būti mechanikai, kad jie galėtų, skatysim, dirbti mechanikais tokiose varžybose kaip Dakaras? Kokie lygiai turi būti? Pasakykit, prašau. Nu, čia turbūt iš mūsų autoservisų nepaimsi paprastai žmogų ir neįmesi į... Žiūrint, ką jam daryti tam žmogui. Jeigu tu turi tiek žmonių, kad gali paimti žmogų savo, kad jisai ten tau saloną pūstų ir valytų, tai gali paimti bet kurį čia. O kad daryti sprendimus kažkokius, kad tai reikėjo patirties nemažai. Jūs prabangos neturėjot, kad turite atskirą žmogų salonus valyti? Ne, neturėjau. Nu, tai, iš tiesų, kaip aš suprantu, turbūt biudžetas ir Lietuvos komandos buvo gal pats mažiausias, ar buvo į tokių šalių, kur biudžetas išvis mažas? Ne, buvo gal ir mažesnių biudžetų, bet ypatingai ten tos mažos mašinytės tokios, jos aš galvoju, kad jos dar su mažesniais biudžetais važiavo. Bet mes kaip našlaičiai atrodėm tam visam. Palyginti su kom? Palyginti su rimtom komandom, su pirmom. Tai pasakykit tada, kokią komandą, skaitysim taip, koks turi būti vidurkis aptarnaujančių personalų rimtai komandai, kurią pretenduoja, skaitysim taip, į prizinės vietas? Į prizinės vietas, tai vienam automobiliui turėtų būti grubiai apie 20 žmonių. Vienam automobiliui? Taip. Todėl, kad tada čia 20 žmonių greičiau ką tai padaro, jeigu iš tiesų kas atsitinka? Tai viską padaro 20 žmonių daug greičiau negu 3 arba 2. Visi veiksmai vyksta vienu metu, o čia bandai viską... Pas jūs ką vyksta vienas žingsnelis po žingsnelį. Taip, žingsnelis po žingsnelį. Pagal svarbą nuo svarbiausių ir iki menkiausių. Ar turėjot, aš suprantu taip, kad kaip aš turiu informacijos, kad jūs pakeitėt kiek 6-7 stiklus? 6 pakeitėt. Tai ką, jūs turėt su savim, stiklus vežat su savim, ar jūs perkat kur tai? Ar organizatoriai? Ne, vežėm su savim 2, jie pasibaigė labai greitai. Tada teko improvizuoti, tada pirkom organinio stiklo, ten aš nežinau, stalviršis buvo, ar kas ten. Jūs norite pasakyti, kad jūs tik paskui darėt priekinės stiklus? Taip, gaminom, pjaustėm iš organinio stiklo. O kaip galima būtų gautų padaryti, kad jis būtų išlenktas? Tai ir išlenkėm, o ką? Lenkė ir išlenkė. Tai ką, buvo sąlygos tokios, kad galima buvo daryti ir... Sąlygos buvo taip, vidury dykumos ir darai, Darymo būdų. Palaukit, tai čia visos komandos taip elgėsi, ar tik lietuviai tokie išradingi? Ne, gal aš įsivaizduoju, kad prispaustum, tai visos komandos mokėtų tokį, bet jie, aišku, turi detalių atitinkamą, kiek jiem nereikia eksperimentuoti. O kiek reikia, skaitysim, tų stiklų? Iš tiesų stiklas turbūt... Dabar važiuodamas su Vanagu imčiau kokius 8. 8? Jo, kad nepritrūktų. Supratau. O tuose, kur anksčiau tu buvai Dakaruose, ar reikėjo tiek daug, skaitysim? Nei vieno nereikėjo. Tai pravažiuodavo pilotai... Normaliai, su tuo pačiu. Vieną buvom apvertę, bet tai vieno reikėjo, sakykime, bet tai buvo vienas per čia eilę metų. O čia 4 per vienas varžybas. Aš supratau, tu dabar dar jau pasakoju apie apie Dakarą taip jau kaip tai ramiai, kad čia tau, kas čia tokio, Dakaras, lenktynės kaip lenktynės, maratonas, nieko nėra, skaitysim, tokio įtempto tokio, buvo sunku, mes visą kitą, tu dabar taip laisvai pasakoji, tada pasakyk, prašau, kiek tu po to kaip grįžai, kiek valandų miegojai? Nežinau, gal 6 kokias. Palauk, tik 6? Tai į varžybas išvažiavau grįžęs. Utenoj. Utenoj, bet ką tu prižiūrėjai, kokį automobilį prižiūrėjai? Aš prižiūrėjau Butvilą ir Daunoravičių.
supratau. O jūs buvote tenai? Taip, kartu. A, kartu buvot? Kartu. Kartu, viskas aišku. Brigada jau kartu. Jau tau čia susivienijot jau. Taip, čia grįžom į vieną vėl būrį. Nu, papasakykit trupučiuką abu, trupučiuką savo tokį, kas patiko tose šalyse, kur buvot, kas naujo, kas tokio, kur tokio, išskirtinio, kad pirmą kartą gal pamatėt. Ką nors tokio įdomesnio, kad suprasmės, kur jūsgi buvot, toj Latino Amerikoje. Buvom, šiaip Peru man paliko įspūdį, nes Argentinoje buvau buvęs, ten aišku, gražus, smagu, bet buvau buvęs prieš tai, o Peru nebuvau, tai šilta visų pirma. Šilta čia kiek laipsnių? Kokie 28-30 gal. O, tai nelabai tiek daug. Bet pakankamai drėgna, tai jaučiasi ta šiluma. Bet čia tai, kad Lietuva tada išeina, taip? Nedžiūsta rūbai. Peru iš vis ten įsiskalbi, ką nors pasidžiauni, tai 3 paras stovi viskas ir niekas. Galų galę susuki į rankšluostį, rankšluostis sugeria drėgną ir taip įsidžiovini. Nes, kažkaip delfinai plaukioja už bivako, žinai, tie pelikanai paisuliniai juodi tokie vaikšto, žinai, banginiai. Tai, žinai, tai toks... Tai ką, jūs buvote okeano, kur tai pakrantė visiškai? Pirmas bivakas, tas, kur buvo Limoj, tai jis ir buvo ant vandenyno kranto. Praktiškai 50 metrų, kiek ten iki 50 metrų. Iki vandenyno viskas ten. Palaukit, ten Atlanto Ramusis. Ramusis ten, taip, tai viskas, aišku. Taip. Nu, o jūs pirmą kartą pamatėt, ne? Tai pirmą kartą. Okeaną. Tai pirmą kartą vandenyną, pirmą kartą niekada gyvenime neteko matyti. Aišku, įspūdį paliko. O gal įbridot? Taip. Aišku, kaip būti prie tokios didelės balos ir neįsimaudyti. Pirmą kartą gyvenime ramiajam vandeninį, gal turbūt daugiau ir neteks įsimaudyti, čia sunku pasakyti. Palauk. Tai jūs norite sakyti, kad jūs jau ruošitės į kitų metų Dakarui? Čia bus matyti, aišku. Bus matyti, taip. Žiūrėsim kokiam ampluo, bet bus matyti. Aš noriu paklausyti kitą dalykėlį, o ar tavo, skaitysim, konstruoti automobiliai, jie negrįž tau, ką tai daryti su jais, dar ten tvarkytis ir visą kitą? Grįžta visi čia. Visi grįžta? Jo, 3 padariau, tas, kur Afrika važiavo, vienas važiavo Afrikos lenktynes, tai jau grįžęs. Jis Prienuose? Jo, tas jau grįžęs, o kiti 2, kai plauks iš Dakaro, važiuoja tiesiai pas mus, vienas už 3 savaičių, po 3 savaičių turim per 3 savaitės greitai pataisyti ir išskrenda į Abu Dabį, į Kumuralį. Tai Prienai kaip ir, skaitysim, Dakaro automobilių sostinė? Jo, Vasiuky. Kryžkelė, pro kurią viskas važiuoja. Viskas aišku. O kiek laiko kartu dirbat? Mes dirbom kartu labai senokai, kokie prieš 15 metų. Tai turbūt, kokie 98 metais gal. O dabar Rimas prisijungė prie mūsų, kiek čia. Ar kur jūs bendrai, ko jūs užsiimat be Dakaro, skaitysim, ralio? Ko užsiimat? Tai tuo pačiu dabar. Tuo pačiu? Ne, dabar tai taip, bet jeigu toks tarpas buvo, ką gal turėt savo įmonę, ką tai darėt? Savo tokių darbelių turėjome. Bet taip pat surištas automobilis? Ne. Ne, nesaugolis. Toli gražu, ne. Čia buvo kažkada tai tik hobis, o paskui... Taip išėjo, kad peraugo į šitą visą reikalą. Ar sudėtinga dirbti su Dariumi kartu, petys į petį? Nu jau išduokit paslaptį, jau pasakykit tiesiai. Manau, kad viskas gerai. Viskas gerai? Ir jisai be fanarų. Viskas gerai. Be fanarų. Tai jūs ką, kiekvieną kartą, jeigu kas nepatenkinti, iš karto išjungia šviesą. Nu, pas jūs žiūrint, ten labai jau tokie kiti dalykai. Nėra kaip kitaip. Dakarė, žinok, viskas pasimato. Pasakyt, ar Dakarė iš tiesų ten tokios ypatingos sąlygos, aišku, ir ar žmonės kaip tai jau, kaip sakyt, turi žmogus turbūt kaip tai būti toks, kuris, žinot, kad reikia dirbti, kad be jokių ten fanaberijų. Faktas. Išlenda visi minusai, visos silpnybės, viskas, kas yra, ko čia gali nepastebėti, ten nėra variantų. A, jūsų brigadose? Taip, iš mūsų. Tai visur. Kas dar tavo buvo 2 partneriai? Kas tokie buvo? Mano vienas buvo Dalius iš Prienų, o Mocka Petris. O kitas pachuriukas buvo Vanago mechanikas. Saviškai davė jo. Supratau. Nu, Arimas, o pas jūs kokie partneriai? O pas mus buvo Dariaus brolis Aidas,
Visevičius. O toksai ir buvo dar vienas vyras iš Prienų, Darius Bucevičius. Gerai, kiek Darių buvo? Darius. Darius ir Afrikoje Darius. Darius. Supratau, viskas šitą. Nu, ir kaip, ką, jūs norite pasakyti, kad turėjot tarpusavį tokių ir momentų nelabai gražių? Ne, mes juokaujam. Supratau, aš galvoju, kad čia nebūt, jau jūs kaip tai komanda važiuoja, tai jau kaip tai čia jau susidirbė, viskas tvarkoja, jau žinot, kad... Vo. Atsiprašau. Nieko, ką padarysi. Rimai, kol jis tenai su savo telefonu tvarkysis, pasakykit bendrai, po dabar Dakaro jau, turbūt norėsit ir bandysit daugiau kur tai dalyvauti šitos tokiuose varžybose. Nu, ko čia priklausys? Aš matau, nuo mūsų sudarimo, santykių priklausys, kaip suprasim vienas kitą, kaip kas teks, kaip pateks. Tas tai Dariau, tai nuo užsakovų priklausys. Nuo užsakovų, skaitysim taip, užsakovų. Ar liko patenkinti kazachstaniečiai, skaitysim, darbu jūsų Rimai? Aš galvoju, kad taip. Iš tikrųjų, ten buvo gale, kaip atsisveikinom, ten tokias pakalbis buvo ir viskas, ir jiem ten, vienu žodžiu, jokių priekaištų neįsakė, tik didelį ačiū pasakė. Klausė manęs asmeniškai vairuotojas, mano, sako, kaip lietuviškai ačiū. O? Sako, kak Palitovskis pasip, sakau, ačiū. O, tai jis man paplojo per petį, sakė ačiū. Na, nu, tai, manau, kad viskas gerai. Ne, viskas gerai su jais, kaip ir jokių paštrėjimų santykių, viskas gerai. Bet aš žinau, kad ten lietuvių kilmės Kazachstano komandai buvo jau ten ar sunkvežimė, ar kur tai, ar komandos vadovas buvo lietuvių kilmės. Nu, jisai pusiau lietuvių kilmės, sakykime, jo tėvas lietuvis, motina Kazachė. Kazachė, taip. Supratau, jis ten gimęs Kazachstane turbūt. Gimęs Kazachstane, gyvena Dubajuje. Kazachstanas, Dubajus, čia skirtingos šalės. Tai gal čia tavo darbas Dubajai, kaip tai bus surišta su šito? Ne, tai faktas, tai jie sugalvojo tą programą, o paskui pasikvietė mane. O iš kur jie, sakysim, noriu trupučiuką istorijos, iš kur jie sužinojo, kad toks Darius yra, kuris gali konstruoti automobilius, tai turi būti kokie tai, jau turėjo būti kokie tai kalbos tarp visų vaikščioti? Ne, aš paprasčiausiai buvau jau varžybose, tuose pasaulio čempionatuose Abu Dabiuose, visur ten buvau jau sutikęs, jie matė, ką mes veikiam, ką mes mokam. Ir taip įsirutulioja. O kaip tavo pirmas automobilis, kokiai dabar stadija jis? Kur jis dabar bėgioja, nebėgioja, tie pirmieji perdaryti Dariaus, skatysim, automobiliukai? Mano pirmas perdarytas automobilis, aš galvoju, kur jisai dabar galėtų būti. Jis parduotas? Jis jau turbūt surūdijęs ir kur nors... O kelintais metais tu... Perdirbtas jau gal. Kelintais metais tu pirmą konstrukciją, skatysim, tokio, jau skatysim, gal pilnai... Kada pradėjau konstruoti, ta prasme, tai, nekonstruoti, ten, sakykime, pasiruošti automobilį sportui. Na, taip. Tai čia buvo kokie 89, kokiais 88 gal. Nu, tai jau laiko. Jau. Tada buvo jaunas į dar. Ir gražus. Dabar tik gražus. Suprantam. Pasakyk, kodėl toks, iš tiesų turbūt žmonės, kurie dirba su automobilis, jie turi turėti kokią tai specifinę tokią meilę, kad tu be šito negali. Ar jūs galite be automobilio apsėti, ar ne? O tik jis pasakytų, duotų pinigus, kad eikite į pensiją ir viso nereikalingi, niekia automobilio. Tada turėtų duoti skraidančią lėkštę. Supratau, tu negalėtų. Tobulėjimų ribų nėra. Viskas aišku, supratau. Ar čia turi būti ypatingas kokie charakterio savybės arba koks tai polinkis tam? Kaip ir kiekvienam darbui, kiekvienam hobiui kažkoks tai turi būti kantrybės turėjimas kažkokio tai. Dariau, o bendrai, jeigu taip vertinti praėjusią Dakarą, kas daugiausiai įsiminė, o kas, nenorėtume netgi prisiminti? Dabar dar taip sunku, pasakyti, kas man labiausiai įsiminė. Aišku, turbūt įsiminė tos nemiegotos, naktys, tai tas nuovargis, taip tu jį dabar
Dabar jo nėra, bet tu žinai, ką tai reiškia. Nes prieš tai tokio nebuvo ekstremo. O ko nenorėčiau prisiminti? Nežinau, kad viskas... Viskas okei? Viskas okei. Gerai buvo. Nu, Vadinasi- Rima, o jums, ką jūs atvežėt, skaitysim tau savo atmintiniai, atvežėt iš, skaitysim, šitos kelionės. Ir juokais ir rimtai aš atmintiniai, tai atvežiau tai automobilio apačią, kurią tik mačiau kas vakarą. Man taip įsiminė, kad jau, vienu žodžiu. Aišku, o daugiausiai tai iš tikrųjų įspūdį padarė tai žmonės labai. Jie vietiniai Argentinai ypač padarė. Kažko tokio nesu matęs iš tikrųjų, kad tokis palaikymas, tokis viskas ten. Iškiši ranką pro langą ar ten sustoji degaliniai, tai gali tave mažais gabaliukais pasidalinti ir įsinešiuoti visi. Nes tiek jie nori fotografuotis, tiek visi ten, aš nežinau. Labai susidomėjo. Tokie draugiški? Taip, labai draugiški. Žinau. Taip, bet man tas jau kaip ir nebuvo pirmą kartą, žinai, aš jau kaip prieš tai buvau matęs, ypatingai pirmą kartą, kai Argentinoje buvo, tai čia palyginus dabar buvo trečdalis gal tų žmonių, žinai, koks buvo pirmas Dakaras. Tai O man ką, mažiau reklamos buvo, ar ką? Argentinoje reklamos visai nebuvo, Peru ten tų žmonių iš viso iš esmės mažiau, žinai. Čiliai taip jie tokie biški santūresni, nes ten matyt nuo tų visų režimų, žinai, dar pasilikti. Bet vis tiek, aišku, vis tiek daug, vis tiek nori visi pasirašyti, fotkintis, bendrauti, klausinėti. Tai aš suprantu, ne tik pilotai, bet ir mechanikai turėjo pasisekimą. Tai faktas. Net nėra galvos. Jie net nelabai gilinasi, ar tu mechanikas, ar ne. Atvažiavai su sunkvežimiu, ant to sunkvežimio yra numeris, viskas. Dakaras parašyta. Link žemyn fotkinkis ir pasirašinėk. Aha, tai daug reikėjo to Ir duok kepurę dar irgi, vot vienas. Kepurė, tai kiek išdalinat kepurių? Aš tai neturėjau, tai neišdalinau nei vienos. Maikės tai atėmė visas, kiek turėjom. Rimai, tau pasisekė gal geriau? Kepurę teko, vieną turėjau, išsaugojau tą, vadinasi. Ai, saugojai. Išsaugojau ten. Viskas aiškus. Aišku, su vaikais ten buvo toksai, tai ten, kur mūsų gaudavom pietus, tai stovi prakastas šokoladukas, tai ir tas šokoladuką atidūk, sako, viską. Tai atėmė, vadinasi. Svarbu kažką turėt, matyti. Tai dovanų reikia. Taip, Kitą kartą reikia važiuoti, reikia lietuviškų kitų suvenyrų mažiukų pripirkti. Aš šiaip, ne, suvenyrų ten visiems nepripirksi, nes ten reikia milijoną kokį turėti. Bet aš, pavyzdžiui, turėjau plakatų, kurie jau, žinai, šių metų, kurių galiojimas baigėsi, tai aš labai gailėjausi, kad aš jų nepasėmiau, nes Tai būtų išėję su vėliu. Nu, būtų, kada lietuviškas akcentas būtų ir visa kita. Taip, taip. Aha, viskas aišku. Tai jau kitas Kitais varžybos. metais pasiruošim. Ja. Kaip sakyti, kokie yra planai, skaitysim, dabar planai, jūs grįžot, rodos nespėjot, žiūrėkit, aš nesupratau vis dėlto, kaip galime taip gyventi, nespėjot grįžti iš Dakaro, iškart, turbūt po dienos, iškart į Uteną. Taip, ir dabar rytoj vėl išvažiuojam į Europos čempionatą į Latviją. Tai jūs norite pasakyti, spėjot automobilius, kurie po Utenos, skaitysim, buvo, nu, neparuošti lenktynėms, jau paruošti? Taip. Aš vakar buvau pas jūs užsukęs, aš mačiau, kad jie dar nebuvo prie jų prisiliesta. Nu, šiandien neparuošti. Ne, mes rytoj turim dieną. Tai jūs visą naktį vėl į vakarą? Ne. Namie stengiamės naktimis nedirbti. Namie reikia namo papult. Tai kokie dabar automobiliai, skaitysim, kiek automobilių dabar ruošit? 3 į Europos. Ne, į Europos vieną. Vieną. Todėl paprasčiau. Kas važiuosit? Daunoravičius. Kartu su juo jūs važiuosit? Tai faktas. Be mūsų jie niekur. Niekur. Daunoravičius, palaukit, ten dar mačiau stovi Būtvilas su kitai mašina. Būtvilas stovi, jisai važiuos kitą Lietuvos čempionatą, kuris bus Latvijoje vasario pabaigoje. Kodėl Latvijoje Lietuvos čempionatas? Todėl, kad taip susitarė. Kaimininėse valstybėse gali būti čempionato etapai. Tai todėl aš, pavyzdžiui, važiuoju Baltarusijos čempionatą pats. Tai va dabar pirmas etapas Baltarusijoje kitą savaitę, paskui bus dar vienas Baltarusijoje, paskui 2 Lietuvoje etapai ir paskui vienas Ukrainoje. Kaip tu spėsi ir Europą kaip mechanikas ir pats vairuoti į Baltarusiją? Tu spėsiu, kaip? Kiek tu hipotetiški klausimai, hipotetiškas toks, kiek tu dienų per metus būni Prienuose? Niekad neskaičiavau.
Nu, taip, Aš primės. įsivaizduoju, Kiek? nu, Per pusę metų. Pusę metų Prienuose, pusę metų... Avoj. Tai Prienų vardą, iš tiesų, visi rašo, dabar aš žiūrėjau, trupučiuką prieš mūsų, sakysim, pokalbį, aš pažiūrėjau informacinius, sakysim, į portalus įlindau respublikinius, visur rašo lietuvis, lietuvi. Niekur ne vien neparašyta, kad Prieniškis Darius Bisevičius. Nu, tam yra vienas portalas, Kevitrina.com toks, tai jis rašo Prieniškis Darius Bisevičius. Čia viskas aišku, čia kitaip negali būti. Ar Prienų vardas, kur tu būni, kur tai jis yra garsinamas? Nu, kaip ir... Kokiu tai būdu? Nelabai. O gal tau reikia, kai tu važiuoji kokiu nors suvenyru iš Prienų, kad vat Prienus įdalinti? Nėra. Jeigu kas tai tai sugalvotų, tai be problemų. Jeigu kas tai parūpintų, tai tu su malonumu Prienus garsintum toliau. Taip. Po Prienų vėliavą važiuoti. Nu, kodėlgi ne? Pirmas dalykas, reikia Prienų vėliavas, kad jūs galėtumėte... Prienų vėliavos turbūt negalėčiau, nes yra vėliavos yra kaip ir sponsorių daiktai ir tu tada pradėtų kirstis. Supratau. Kai aš pats važiuoju, tada galiu. Kada pats važiuosi? Gali, tai dabar važiuosi į Baltarusiją ir kitur, tu gali Prienų vėliavas? Galiu, bet tada turiu kažką tai turi man paremt bent jau. Morališkai. Ne, tai morališkai nėra problemų, Dariau. Tai gal reikia, kad tai priminti apie tai, kad su tavim susipažintų, kas tu toks esi. Pažiūrės laidą, pamatys, koks Prieniškis, kur būna, kaip garsina Lietuvą. Iš tiesų jų Prienus garsina, kur nebūna vis dėlto. Visiegi žino, kad tu Prieniškis. Ar tu gimęs kur? Prienus ar ne? Ne, aš gimęs ne Prienus, aš gimęs Alytaus rajone, bet nelabai toli nuo čia. Netoli, taip. O kiek jau metų gyveni Prienus, jeigu taip nepaslaptis? Prienus jau gyvenu prieš 10 metų, 12 gal. O tai palauk. Aš jau 12 metų. Nu, tai ką aš mes taip pat. šiais metais čia šitą Panašiai. atsidūrėm? Viskas aišku. Nu, Arima, jūs iš kur? Iš Alytaus. Iš pačio Alytaus? Nu, šalia Alytaus gyvenu. Šalia Alytaus. Tai koks ten toks jau rimtas pavadinimas tos vietovės? Yra toks šalia Alytaus 5 km, turbūt nuo Alytaus Pivašiūnų link Lelionių kaimas. Viskas tvarko, žinau. Kokia kryptis, Supratau. Viskas aišku. Kaip į atlaidus važiuosit į Žolinės, tai pro mane visi. Užsukdys svečius. Supratau. Tai planai supratau dabar. Planai ir pačiam važiuoti, taip? Taip. Čia bus kokie tai etapai Lietuvos čempionato, taip? Bus pora etapų įeina Lietuvos čempionato, tai bus kokių mašinų? 300 ežerų ir druskininkų ralį. Kokią mašiną tu važiuoji? Mitsubishi. Bet tu tai ten rankos pridėjai prie juos. Ten turbūt iš Mitsubishi jau nieko nėra tenai. Čia tik pavadinimas likęs. Ne, ten aš labai daug neturiu kada žaisti su juo, neturiu kada investuoti. Laiko. O kas tau duoda? Žiūrėk, tu vis dėlto daugiausiai mechanikas. Kas tau duoda? Šitas pačiam nori sėsti prie vairo. Ne, kiekvienas kareivis nori būti generolas. Tu nori pasakyti, kad pilotas jau generolas, o mechanikai kareiviai? Dažniausiai taip. A kas tavo šturmanas? Mano šturmanė. Šturmanė? O, kas tokia? Tatjana Cirfa. Baltarusija. Tai tu nori pasakyti Lietuvos čempionate, Tatjanas... Aš ne Lietuvos čempionate, aš Baltarusijos čempionate. Baltarusijos čempionate. Nes Lietuvos čempionate negaliu važiuoti, nes man kertasi su darbu. Supratau. Tu Baltarusijoje dalyvavai, tik kiek kartų tu dalyvavai jau Baltarusijos čempionatuose? Gal porą metų. Porą metų, kokie tavo rezultatai tenai? 3, 2 buvo. Ir kodėl tu tyli? Tai reikia atvažiuoti. Baltarusiai žino. Tai turiu žinoti prieškai. Taurių pilnas langas. Supratau. Viskas aišku. Tai aš supratau taip, kad Dakaras jau, jeigu praeitas Dakaras, tai pasakyti, kad jau ką nors nustebinti, jau nieko turbūt negalima. Sunkiai. Prima, ar jūs dar galima bus ką nors nustebinti dar? Na, aš manau. Jeigu bus vairuotoja kaip Vanagas, tai tikrai nustebinti. Ne, viskas gerai, turbūt viską matėm, viską iš arti. Gal nustebinti ir nenustebinsi, tik tai to patirti pačiam ant savo kailio. O daugiau kažką, tai net juokavo, kad skaito Lietuvos čempionatą, tai Dakarė per vieną dieną pravažiuoja visą turbūt. Tai palyginimas toks. Tai jūs turite pagal atstumą? Pagal kilometražą. Supratau. Tai Lietuvai su nustebinimu turbūt sunkoka sektųsi kažką tai.
Nu kągi, ačiū, kad buvot su mumis, ačiū, kad pasidalinot mintimis ir aš manau, kad mes girdėsim dar apie jūs ne vieną kartą ir apie automobilius ir apie rezultatus, kad jis važiavimuose, o Rimai jūs turbūt daugiau kaip į mechanikų, ar vis dėlto taip pat bandysit sėsti už vairo? Ne, aš turbūt už vairo nebandysiu, tikrai. Ta liga turbūt nesirgu, man to nereikia, man gal daugiau mechanikos reikia, tai vat, tas yra man kitaip. Tai Dariau, kada tu pats vairuoji, kas tavo mechanikas? Supratau. Nu kągi tada, linkiu sėkmės, nu tai ir Dėkui. iki kitų susitikimų. Aš manyčiau, kad dar ne paskutinį kartą susitiksim. Nu, tikiuosi. Tikriausiai.